Nežinau, ką su juo daryti. Nežinau, ką daryti. Ką daryti. Ei. Tai buvo Irano raketos gedimas, kuris pražudė dievas žino kiek civilių. Tačiau Irano režimas pareiškė, kad apie šį įvykį viešų komentarų neteiks. Tai galbūt suprantama, jie susiduria su didesniais dalykais. Pirmą kartą per šį karą JAV specialiosios pajėgos oficialiai veikia Irano teritorijoje. Tad pažiūrėkime, kodėl jos ten yra. Vakar Irano valstybinė žiniasklaida Press TV paskelbė JAV orlaivio nuolaužų nuotraukas ir pareiškė, kad numušė F-35. Bet pažiūrėkite į nuolaužas atidžiau. Tai nėra F-35. Tai greičiausiai yra F-15E Strike Eagle lėktuvas, bazuojamas Jungtinėje karalystėje RAF Lakenheit. Dabar pataisyti Irano valstybinę žiniasklaidą galėjo būti didelė klaida, apie kurią vėliau pakalbėsime šiame vaizdo įraše. Tačiau tai yra kažkas, ką matysime visos šios istorijos metu. Iranas visada perdeda tai, ką jie padarė, arba kartais net atvirai meluoja. Taigi, tai yra kažkas, ką turime turėti omenyje. Tačiau įrašo metu šie vaizdai atrodo atitinkantys F-15 Eagle. Dabar centrinė vadavietė nekomentavo šio naikintuvo numušimo. Ir tam yra rimtų priežasčių. Gelbėjimo operacija vis dar vyksta. Matote, tame naikintuve buvo 2 įgulos nariai. Vienas pilotas ir vienas ginkluotės sistemų karininkas. Abu jie katapultavosi virš Irano teritorijos ir gelbėjimo operacija buvo pradėta nedelsiant. Todėl oficialių komentarų kol kas nėra. Operacinis saugumas yra svarbiausias. Prieš pradėdamas pasakoti apie šią gelbėjimo operaciją, noriu paaiškinti vieną dalyką. Pastarąsias kelias savaitės sakėme, kad JAV oro pajėgos turi oro pranašumą prieš Iraną. Tai kaip JAV naikintuvai yra numušami? Na, atsakymą į šį klausimą palikime pačioms oro pajėgoms, nes kaip jau turbūt žinote, jie yra daug protingesni už mane. Tai yra iš oro pajėgų doktrinos apie Counter-Air operaciją. Čia paaiškinama oro kontrolės tęstinumo sąvoka. Iš esmės, taip oro pajėgos apibrėžia oro erdvės kontrolę bet kokios kovinės operacijos ar net karo metu. Pirmasis lygis yra oro paritetas. Nei viena pusė nekontroliuoja dangaus. Abi pusės vykdo misijas, atlieka operacijas ir bando vieną kitą sustabdyti. Svarbu pabrėžti, kad oro paritetas nereiškia, jog nėra oro operacijų. Tai reiškia, kad abi pusės gali naudotis oro erdve. Antrasis lygis yra oro pranašumas, kai viena pusė gali vykdyti operacijas be didelio kitos pusės trukdymo. Tai yra tikslų žodžiai, kuriuos naudoja oro pajėgos, ir tam yra rimta priežastis. Geras oro erdvės valdymas nereiškia, kad nėra jokios rizikos. Rizika vis dar išlieka, tačiau priešas neturi nė iš tolo tokios kontrolės, kokią turi JAV oro pajėgos. Būtent tai JAV ir teigia visą šį laiką. Oro pranašumas ypač koridoriuose į Teheraną ir atgal. Jie niekada neteigia turintis visišką oro viešpatavimą ten, kur priešas iš esmės visiškai netrukdo. Iš tikrųjų, vos prieš 4 dienas, taigi 2 dienos prieš numušant F-15, generolas Denas Keinas pats patvirtino, kad JAV turi oro pranašumą ir jis didėja. Jis nevartojo žodžio viešpatavimas. Paklausykite. Ieškokite objektų giliai Irano teritorijoje. Ir per pastarąsias 30 dienų mes smogėme daugiau nei 11 000 taikinių. Atsižvelgiant į padidėjusią oro viršenybę, mes sėkmingai pradėjome vykdyti pirmasias B-52 misijas virš sausumos, kurios leidžia mums, kaip jau sakėme anksčiau, ir toliau įgyti pranašumą prieš priešą. Ir kaip kalbėjo sekretorius, pereiti prie vis daugiau dinamiškų taikinių, smogiant judantiems taikiniams mūšio lauke. Taigi, po to, kai naikintuvas nukrito, daugelis žmonių teigia, kad JAV kariuomenė meluoja. Tačiau iš tikrųjų jie nemelavo. Žmonės tiesiog neteisingai suprato kariuomenės vartojamus žodžius, įskaitant ir mane patį. Nes peržiūrėjau kai kuriuos vaizdo įrašus, kuriuos padariau per pastarąsias 2 savaites. Ir aš teigiau, kad JAV turi oro dominavimą. Nors tai nėra frazė, kurią oro pajėgos iš tikrųjų naudoja savo doktrinoje. Ir aš ką tik perskaičiau tą doktriną šį rytą. Taigi net ir aš pats nebuvau tikslus aiškindamas, kas iš tikrųjų vyksta. Vis dėlto grįžkime prie situacijos vietoje. Kaip žinote, F-15 nėra modernus slaptas naikintuvas kaip F-22 ar F-35. Jis yra senesnis, o tai reiškia, kad net Iranui jį lengviau aptikti ir į jį nusitaikyti. Tai svarbus kontekstas tam, kas įvyko. Visi JAV pilotai, nesvarbu kokiu orlaiviu jie skraido, visada yra apmokyti SEER, tai išgyvenimas, išsisukinėjimas, pasipriešinimas ir pabėgimas.
Tai yra veiksmai, kurių pilotai turi laikytis, kai jų lėktuvas pataikomas ir jie krenta. Pirmas žingsnis, kaip galite įsivaizduoti, yra saugiai katapultuotis ir leistis parašiutu. Antras žingsnis – surasti saugią vietą, kad išvengtum suėmimo. Trečias žingsnis – naudoti šifruotą radijo stotelę savo buvimo vietai perduoti JAV pajėgoms. Tada JAV pajėgos dės visas pastangas pradėti gelbėjimo operaciją ir padarys viską, ką gali, kad sugrąžintų pilotus, kurie, žinote, iššoko virš priešo teritorijos. Dabar žinome iš Izraelio šaltinių, kurie kalba su Izraelio žiniasklaida, kad tiek pilotas, tiek ginkluotės sistemų pareigūnas pranešė savo buvimo vietą naudodamiesi užšifruotais įrenginiais. Ir tai svarbu, jei tai tiesa, nes tai reiškia, kad bent jau jie yra pakankamai geros būklės, kad galėtų pranešti apie savo buvimo vietą. Taip galite įsivaizduoti, kad katapultavimasis vis dar yra labai pavojingas procesas. Bet kas gali nutikti ne taip? Net ir maža klaida ar gedimas gali baigtis blogiausiai. Taigi faktas, kad abu šie žmonės iš tikrųjų pranešė apie savo buvimo vietą, reiškia, kad yra gerų naujienų. Dabar taip pat žinome, kad gelbėjimo operacija prasidėjo beveik iš karto, kaip galite matyti iš Irano karių ar pareigūnų socialinėse tinkluose pasidalintų vaizdo įrašų. Vos tik gelbėjimo operacijos naujienos tapo viešos, Irano valstybinė žiniasklaida pradėjo teigti, kad jie sučiupo abu įgulos narius. Taigi, pilotas ir ginkluotės sistemų pareigūnas. Tai nebuvo tiesa. Bet čia noriu pakalbėti apie tai, kaip daugelis žmonių padarė klaidą. Ir tai yra tai, ko išmokau iš Remo Nagbeto, kuris taip pat yra YouTube kūrėjas ir daug protingesnis už mane tokiais klausimais. Ir jis kalbėjo apie tai, kaip iš pradžių Irano valstybinė televizija galbūt nuoširdžiai tikėjo, kad jie numušė F-35. Ir galbūt tiems, kurie žino skirtumus tarp F-35 ir F-15, jie turėjo tiesiog leisti Irano žiniasklaidai tuo tikėti, nes F-35 turi tik vieną pilotą, o F-15 turi 2 įgulos narius. Ir tai vaidina didžiulį vaidmenį, kaip aptarsime, kas nutiks toliau. Tačiau, kaip minėjome, gelbėjimo misija buvo pradėta iš karto. Štai, daugiau detalių apie tai, kas dalyvavo ir kokį pasirengimą jie turi. Paklausykite. Taigi dabar šios operacijos vadovai yra viena geriausių, pajėgiausių ir profesionaliausių specialiųjų operacijų bendruomenių pasaulyje, žinoma kaip oro pajėgų parašiutinės gelbėjimo tarnyba. Jų šūkis, kad kiti galėtų gyventi, ir jie šią užduotį laiko tokia, kurioje negalima suklysti. Tai reiškia, kad jie pasirengė rizikuoti savo gyvybėmis ir jei reikės, paaukoti jas tam, kad pargabentų šiuos vyrus ir moteris namo. Taigi bus oro pajėgų parašiutinės gelbėjimo specialistų būrys, kurie yra įgudę gelbėti žmonės, atlikti aukštuminį gelbėjimą, taip pat juos galima laikyti tarsi mūšio lauko chirurgais. Ir greičiausiai kartu su jais bus specialiųjų operacijų saugumo padalinys, tai gali būti Navy SEAL kariai, žalieji beretės, marsakas arba net JAV jūrų pėstininkai. Taigi jie medžioja, ieško su visu atsidavimu, aistra ir atkaklumu, kad nustatytų šio kovinių sistemų karininko buvimo vietą ir kuo greičiau jį arba ją sugrąžintų į saugią vietą. Dabar, vykdant šią gelbėjimo misiją, paieškos ir gelbėjimo metu, misiją palaikantis A-10 Warthog buvo užpultas. Ir panašu, jis buvo apgadintas. Tačiau laimiai lėktuvas sugebėjo išskristi už Irano oro erdvės ribų, kol pilotas katapultavosi. O po to, kai jis katapultavosi, jis buvo saugiai išgelbėtas. Taigi, jau vienas žmogus buvo išgelbėtas, o tai tikrai gera žinia. Dabar be A-10 buvo dar 2 sraigtasparniai, galbūt Black Hawk, kurie taip pat buvo apgadinti gelbėjimo metu. Abu jie saugiai sugrįžo, mes nežinome žalos masto. Yra keletas nuotraukų, kurios plinta socialiniuose tinkluose, tačiau daugelis jų yra iš Irano valstybinės žiniasklaidos, todėl nežinau, kiek galime jomis tikėti. Svarbu pabrėžti, kad tikriausiai galima manyti, jog visi šie orlaiviai rizikavo labiau nei įprastai, nes pagrindinis tikslas nebuvo išvengti priešo ugnies ar sumažinti orlaivių pažeidimus. Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į įgulos paiešką. Tai reiškia, kad Iranams buvo lengviau iš esmės šaudyti į sraigtasparnį ar A-10, nes jie buvo susitelkę į tai, kad mes galėtume surasti įgulos narius ir pargabenti juos į saugią vietą. Iš tikrųjų, mes turime vaizdo įrašą, kuriame atrodo IRGC narys šaudo į sraigtasparnį, dalyvaujantį paieškos ir gelbėjimo misijoje. Ir sraigtasparnis visiškai neatsakė ugnimi. Taip pat svarbu pabrėžti, kad Irane, jei kas nors turi šautuvą, greičiausiai tai nėra paprastas pilietis. Tai mes matėme sausį. Irano visuomenė negali gauti ginklų taip, kaip Irano kariai ar pareigūnai. Todėl ir įvyko tas žudynės, kurias matėme sausį. Tai reiškia, kad jei matote kokius nors vaizdo įrašus, kuriuose kas nors turi ginklą ar šautuvą, tai reiškia, kad jie dirba Irano revoliucinėje gvardijoje arba galbūt kitame Irano režimo padalinyje.
Tačiau vis tiek, štai vaizdo įrašas, kuriame Irano revoliucinės gvardijos narys šaudo į sraigtasparnį, o sraigtasparnis iš esmės jį ignoruoja. Pažiūrėkite ir trumpai primenu, paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus apačioje. Tai tikrai padeda, kad algoritmas mus labiau rodytų. O štai ir tas vaizdo įrašas. Gydytojas pagal iškvietimą. Ką su juo daryti? Nežinau, ką su juo daryti. Nežinau, ką su juo daryti. Jei sraigtasparnis būtų norėjęs įsitraukti, jie turėjo daugiau nei pakankamai ugnies galios, kad pašalintų žmogų, stovintį atvirame lauke ir tiesiog šaudantį į šautuvą. Nebuvo jokios galimybės pasislėpti, jei sraigtasparnis būtų sureagavęs. Laimiai, netrukus po to, kai tie įrašai pasirodė, gavome gerų naujienų iš Izraelio pareigūnų ir JAV pareigūnų. Vienas iš įbulos narių, tikriausiai pilotas, nors nesame tuo visiškai tikri, buvo išgelbėtas. Taigi tai tikrai labai gera žinia. Tačiau daugeliu žmonių tai buvo šiek tiek painu, nes būtų galima manyti, kad pilotas ir antrasis įgulos narys būtų netoliese. Tai kaip pavyko išgelbėti tik vieną žmogų? Na, štai daugiau detalių apie tai, kas galėjo nutikti. Jie galėjo išsiskirti leisdamiesi žemyn, arba galėjo būti kažkas kita. Paklausykite. Žinote, viena, diskusija apie tai, kad pilotai nusileido kartu. Vaikinai atliekant parašiutų operacijas yra daug kintamųjų, kurie gali turėti įtakos. Ir jei grįšime į 1995-uosius, Skotas Augreidis Bosnijoje iš tikrųjų patraukė avarinio atidarymo rankeną ir išskleidė parašiutą per dideliame aukštyje, todėl jį paveikė vėjai. Tai taip pat sukuria didelį matomumą, kurį priešas gali pastebėti. Taigi, jei tarp parašiutų įsiskleidimo buvo bet koks aukščio skirtumas, juos ima nešti vėjas, kuris gali juos nupūsti skirtingomis kryptimis ir padidinti atstumą. Ir tai dar neatsižvelgiant į geografiją, reljefą. Jie galėjo nusileisti priešingose didelio reljefo objekto pusėse ir pradėti judėti skirtingomis kryptimis. Be to, žinote, klausimas dėl šeimos ir kada jie bus informuoti. Negaliu pasakyti kada, bet galiu paaiškinti, kodėl jie dar nebuvo informuoti. Nenorite, kad Džono Dau šeima būtų informuota Omahoje, Nebraskoje. O tada staiga vietinė žiniasklaida pradėtų nušviesti naują istoriją ir atskleistų piloto ar ginkluotės sistemų karininko, kuris vis dar yra žemėje, tapatybę. Nenorite, kad jis atskleistų tą tapatybę. Todėl norime riboti informaciją, kad užtikrintume šių asmenų, kurie šiuo metu laikomi izoliuotais asmenimis, tapatybės apsaugą. Dabar misija vis dar vyksta, siekiant išgelbėti antrąjį įbulos narį. Tačiau jau praėjo daugiau nei 24 valandos, o tai tikrai kelia šiokį tokį nerimą. Tačiau vis dėlto Pentagonas ir centrinė vadovybė nekomentavo šios situacijos dėl operacijų saugumo. Tačiau mane asmeniškai labiau neramina tai, kad daugelis nutekėjimų, apie kuriuos sužinome, ateina iš Izraelio pareigūnų, kurie kalba su Izraelio žiniasklaida. Dabar nesu tikras, kas tiksliai čia vyksta, nes jei JAV politika yra tokia, kad JAV nenori, jog kokia nors informacija patektų į viešumą, tai kodėl nutekėjimai ateina iš Izraelio pareigūnų? Esu tikras, kad Jungtinės valstijos gali tiesiog greitai paskambinti ir paprašyti, kad niekas nekalbėtų su žiniasklaida apie šią situaciją. Ir tai iš esmės užtikrintų, kad niekas nieko nesužinotų. Taigi, nesu tikras. Jei jūs suprantate, kas vyksta, galbūt parašykite komentarą žemiau. Praneškite mums. Taip pat svarbu pabrėžti, kad Iranas iš pradžių teigė, jog jie buvo sulaikę abu įbulos narius. Tai akivaizdžiai nebuvo tiesa. Nežinome, kad vienas iš pilotų buvo išgelbėtas. Tačiau nepaisant to, atrodo, kad Iranas stiprina pastangą sučiupti asmenį, kuris vis dar yra Irane. Jie siūlo $60 000. Tai beprotiškai didelė suma kiekvienam, kuris gali padėti Irano pareigūnams sučiupti šį asmenį Irane. Jie taip pat iš esmės užtvėrė teritoriją, kurioje galimai įvyko nusileidimas, o paieškos ir gelbėjimo operacija vis dar vyksta, kaip galite matyti šiame įraše. Nežinau, kas jam yra. Nežinau, ką su to daryti. Dabar pats prezidentas Trumpas viešai apie šią situaciją nepasisakė, tačiau jis kalbėjosi su žurnalistais užkulisiuose. Iš esmės tai buvo telefoninis interviu ar kažkas panašaus. Ir štai kokia buvo jo pagrindinė žinutė. Paklausykite. Naujausia informacija yra ta, kad prezidentas Trumpas ką tik pasakė, jog dar nėra pasirengęs paskelbti, ką Jungtinės valstijos darys, jei paaiškės, kad Iranas pakenkė šiam dingusiam JAV įgulos nariui. Tai yra pagal interviu, kurį jis ką tik davė Independent.
JAV jūrų pėstininkas visą penktadienį stovėjo prie vakarų sparno, nes prezidento nacionalinio saugumo komanda viduje nuolat informavo jį apie F-15E įgulos gelbėjimo misiją. Kai F-15E numušimas tapo viešas, prezidento pirmasis komentaras Truth Social buvo: pasilikite naftą, kas nors. Kaip jau sakiau anksčiau, neramu, kad praėjo daugiau nei para ir antrasis įgulos narys dar nerastas. Tačiau yra ir gerų naujienų dėl šio delsimo. Jei Iranas būtų jį sučiupęs, jis iškart pasirodytų valstybinėje žiniasklaidoje naudojamas kaip įrankis, kas žinoma prieštarauja Ženevos konvencijai. Tačiau vis tiek esu tikras, kad Iranas taip ir padarys. Jie visiškai nesirūpina tarptautinę teisę. Tačiau faktas, kad Irano valstybinė žiniasklaida nepateikė jokių įrodymų, nors teigia, kad sučiupo tiek pilotą, tiek ginklų valdymo pareigūną, yra geras ženklas. Tikriausiai jis arba ji nėra jų rankose. Jis arba ji tikriausiai nėra Irano nelaisvėje. Pilotas dingo jau maždaug 12-15 valandų. Ar tai jums ką nors sako? Ar tai leidžia manyti, kad galbūt šis asmuo nėra Irano valdžios rankose? Nes mes jau būtume apie tai girdėję. Ar tai geras ar blogas ženklas, tas laiko tarpas? Taigi, Treisai, visų pirma, dėkoju, kad pakvietei mane. Ir mintimis esame su įgulomis, kurios šiuo metu atlieka nepaprastai pavojingą ir sunkią misiją. Kovinė paieška ir gelbėjimas yra vienas sunkiausių dalykų, kuriuos atliekame. Mes tam treniruojamės, turime specializuotus karius, kurie tuo užsijama, bet tai vis tiek labai sunkus darbas. Faktas, kad ginkluotės sistemos operatorius, ir girdėsite, kaip vartoju terminą viso, nebuvo demonstruojamas iranėnų, mano manimu, yra geras ženklas. Tai reiškia, kad tas asmuo turėtų arba galėtų vis dar būti gyvas. Ir jie laikosi mokymų, kuriuos intensyviai gauname, kai pirmą kartą tampame įgulos nariais, o vėliau turime juos kasmet atnaujinti. Dabar jie tikriausiai vadovaujasi savo raumenų atmintimi. Dabar dar viena įdomi žinia, kuri pasirodė šį rytą, yra ta, kad Soleimanis, vaikinas, kuris buvo nužudytas 2019 metais, kai kurie jo šeimos nariai, šiuo metu yra Jungtinėse valstijose su žaliomis kortelėmis. Taigi, iš esmės, jie yra pakeliui į pilietybę. Tačiau laimiai viena iš jo dukterėčių per daug garsiai palaikė IRGC ir islamo režimą, todėl buvo sučiupta. Ir dabar jos žaliąją kortą atšaukė ir ji bus deportuota atgal į Iraną. Bet ar neįdomu, kad tuo metu, kai Irano režimas skanduoja mirtis Amerikai, jų šeimos nariai iš tikrųjų gyvena čia, Jungtinėse valstijose? Mes tai žinome, nes Ali Larozani, kuris iš esmės buvo faktinis Irano lyderis praėjus dienai ar dviem nuo karo pradžios, jo dukra iš tikrųjų gyveno čia, Jungtinėse valstijose, tuo metu, kai Iranas žudė 10 000 protestuotojų. Ir dabar turime šią naujieną. Generolo Soleimanijo šeima gyvena čia tuo metu, kai jie skanduoja mirtis Amerikai. Ar tai nebeprotiška? Šie žmonės gyvena Jungtinėse valstijose, tuo pačiu tikėdamiesi, kad Jungtinės valstijos tiesiog išnyks iš pasaulio žemėlapio. Jeigu veidmainystė turėtų veidą, tai būtų visi žmonės, kurie palaiko režimą. Dabar, norėdami suprasti, kodėl Iranas elgiasi taip, kaip elgiasi dabar, turime grįžti atgal ir pažiūrėti, kaip Iranas atsidūrė ten, kur yra šiandien. Tai nereiškia tik grįžimo į 1979-uosius, kai įvyko Islamo revoliucija. Iš tikrųjų turime grįžti dar toliau atgal, į XIX amžių, kai Iraną valdė Kadžarų dinastija, ir pažiūrėti, kaip tuometinės valdančiosios klasės sprendimai vis dar veikia Iraną iki pat šių dienų. Na, atspėkite ką. Būtent tai mes ir darome savo kelių dalių tinklalaidėje, kuri ką tik pasirodė šiandien. Taigi, jei jūs domina Irano istorija ir kaip mes atsidūrėme ten, kur esame šiandien, būtinai pasiklausykite. Jūs galite ją žiūrėti paspaudę nuorodas aprašyme arba tiesiog spustelėję pabaigos ekrane rodomą vaizdo įrašą.